Lietuvos Respublikos konstitucija. Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 dienos referendume. Lietuvių tauta prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę, jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos statutais ir Lietuvos Respublikos konstitucijomis, šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę, išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius, įkūnydama prigimtinę žmogaus ir tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje, nepriklausomoje Lietuvos valstybėje, puoselėdama Lietuvos žemę, tautinę santarvę, siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės, atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia, priima ir skelbia šią konstituciją. Pirmas straipsnis. Lietuvos valstybė. Pirmas straipsnis. Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika. Antras straipsnis. Lietuvos valstybę kuria tauta, suverenitetas priklauso tautai. Trečias straipsnis. Niekas negali varžyti ar riboti tautos suvereniteto, savintis visai tautai priklausančių suverenių galių. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką. Ketvirtas straipsnis. Aukščiausią suverenę galią tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus. Penktas straipsnis. Valstybės valdžia Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos prezidentas ir vyriausybė, teismas. Valdžios galias riboja konstitucija. Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Šeštas straipsnis. Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas. Kiekvienas savo teisės gali ginti remdamasis konstitucija. Septintas straipsnis. Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas konstitucijai. Galioja tik paskelbti įstatymai. Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Aštuntas straipsnis. Valstybinės valdžios ar jos institucijos užgrobimas smurtu laikomi antikonstituciniais veiksmais yra neteisėti ir negalioja. Devintas straipsnis. Svarbiausi valstybės bei tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu. Įstatymo nustatytais atvejais referendumą skelbia Seimas. Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 300 000 piliečių turinčių rinkimo teisę. Referendumo skelbimo ir vykdymo tvarką nustato įstatymas. 10 straipsnis. Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedalijama į jokius valstybinius darinius. Valstybės sienos gali būti keičiamos tik Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartimi, kai ją ratifikuoja 4/5 visų Seimo narių. 11 straipsnis. Lietuvos valstybės teritorijos administracinius vienetus ir jų ribas nustato įstatymas. 12 straipsnis. Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais. Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis. Pilietybės įgyjimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas. 13 straipsnis. Lietuvos valstybė globoja savo piliečius užsienyje. Draudžiama išduoti Lietuvos Respublikos pilietį kitai valstybei, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis nenustato kitaip. 14 straipsnis. Valstybinė kalba yra lietuvių kalba. 15 straipsnis. Valstybės vėliavos spalvos geltona, žalia, raudona. Valstybės herbas baltas vytis raudoname lauke. Valstybės herbą, vėliavą ir jų naudojimą nustato įstatymai. 16 straipsnis. Valstybės himnas Vinco Kudirkos tautiška giesmė. 17 straipsnis. Lietuvos valstybės sostinė yra Vilniaus miestas, ilgaamžė istorinė Lietuvos sostinė.